Labas, bičiuli, aš Povilas. Nemėgstu tuščio žodžiauti, tad jei ir žiūri šitą video instrukciją, vadinasi esi pasiruošęs įdomiai ir nenuspėjamai kelioniai. Ši kelionė vadinasi atgal į ateitį, o aš padėsiu įveikti visus joje kilusius sunkumus. Tačiau pirmiausia, kas tai yra ir kodėl šią kelionę verta leistis. Visų pirma, ši kelionė yra labai prasminga. Jau šį pavasarį Lietuvos mokyklas sudrebins nacionalinis Kuriame Respubliką projektas Atgal į ateitį. Projektas yra labai aktyvus, turi klausinėti, čia nesėdėti vietoje reikia. Svarbiausia šio projekto tikslas – paskatinti iš naujo atrasti mūsų supančią istoriją, tapti smalsiais savo krašto tyrinėtojais ir kitų kampų pažvelgti į užmirštus dalykus. Mūsų žemė gali būti paprastu kraštu, bet kai mes ją pažįstam kaip protėvių kraštą, kaip tėvų kraštą, ji tampa tėvynė. Jokių būdų nereikia galvoti, kad yra viskas pažinta, viskas saugoma ir viskas aprašyta. Tai, kas šviečia kultūriškai ir istoriškai ir nori eiti giliau, yra teisinga. Tik žinodamas praeitį, gali mažiau klaidžiodamas kurti ateitį. Norime, kad visą tai išliktų, norime, kad gyvuotų, kad mūsų vaikai, anūkai prisimintų. Antra. Tai yra smagu. Mano skaičiavimais 15 kartų smagiau nei graužti knygas ir 23 kartus smagiau nei sėdėti prie kompiuterio. Tapkite istorijos detektyvais. 111. Ieškokite įdomių faktų. Tyrinėkite savo krašto apylinkes, žmones ir patirkite nuotykių. Nieko apie ralį nežinot. Tai, kad prie vieno pastato prikalta lentelė ar kad žemėlapį užrašyta, kad ši vieta atmintina, tai nereiškia, kad šalia esanti vieta yra nereikšminga. Esate buvę ant Gedimino kapo kalno? Ar tikrai Gediminas čia palaidotas? Iš kur žinot? Jeigu mokytojas serga tokių dalykų, tai vaikai užsikrečia irgi tuo virusu labai greitai. Bendras veikimas iš tikrųjų gali padaryti jaunimo dienas, kurios šiaip kartais stumiamos yra ir labai pilkai, labai intriguojančiom, įdomiom ir suteikti labai svarbių patirčių jaunam žmogui. Paprasta kraštotyra tai yra pačio tikriausio lietuvio ugdymas. Ir pagaliau, trečia. Jei dar nenusprendei, ką veiks pabaigęs mokyklą, gali būti, kad ši kelionė padės pasirinkti profesiją. Jau dabar gali išbandyti istoriko, žurnalisto, muziejininko, geografo, režisieriaus ar net kelionių gido kailį. Tai krašto kultūra yra tai, ką mes pirmą gauname apčiuopti. Mes pirmą susipažįstame su tuo, kas mus supa, su savo vietinėmis tradicijomis ir viskuo, ir tada iš jų galima plaukti į kažkokį tolesnį pasaulį. Man patinka tokie absurdo išradimai. Niekur Vilnių nežinojau, kur dar, o užupį buvo tyras. Galėdavai pašaudyti. Kraštotyra kūrė kažkokį tai jausmą, kažkokį ypatingą jausmą, kuris buvo giliai lietuviškas, labai stiprus ir labai brangus. Be abejonės, jei tik pradėsi veikti, atrasi dar daugiau įdomių dalykų. Tačiau bet kokiai kelioniai reikia tinkamai pasiruošti. Jei jau nusprendi žengti pirmą žingsnį, pasikvies draugų ir žiūrėk antrą filmuką.